Sveiki, aš Asta Dudurytė ir tęsiu tinklalaidžių Važiuojam ciklą. Šį kartą su mumis važiuos susisiekimo viceministras Roderikas Žiobakas. Sveiki. Sveiki, Asta. Daugelis metus pradeda sudarinėdami įvairiausių norų, planų, darbų sąrašus. O kokį sąrašą turi ir ar turi susisiekimo viceministras, kuruojantis aviacijos, geležinkelio sritis? Kaip dirbantis politikoje, turėčiau pradėti sakinį, aišku, nuo pasakymo geras klausimas. Ir tada galvoti atsakymą, kol sakai geras klausimas. Taip, planai yra, be kita ko, kas susijęs su manim asmeniškai, tikrai nesu iš tų žmonių, kur nuo sausio 1 dienos atsiranda nauji planai, nauji siekiai, kaip sveikiau maitinti, sportuoti, pradėti daugiau skaityti knygų ir taip toliau. Ta darau praktiškai, kada reikia, tikrai nelaukiu sausio 1, bet kalbant apie procesus politikoje, natūralu, taip, kad nuo sausio 1 dienos dažniausiai yra pradedami nauji dalykai. Atsižvelgiant į patvirtintą biudžetą, atsižvelgiant į patvirtintas priemonės, tai tikrai ir susisiekimo ministerijoje tikrai tų planų yra ir tikiuosi 26 metais, kad jie labai ir labai pajudės. Tai gerai, tuos on top, kas tai galėtų būti? Kadangi kuruoju sritis, labai romantizuojamas sritis, tai geležinkelius ir oro transportą ir iš tikrųjų tiek viena, tiek kita sritis suteikia mūsų piliečiams keliavimo malonumą. Iš tikrųjų, tiek su geležinkeliais, tiek su lėktuvais. Tai dėl pagrindinių tikslų, tai galiu pradėti nuo, sakykime, labiausiai gal matomo ir savo keliamo gana paprasto tikslo, tai kad geležinkelių infrastruktūroje nuo 26 metų nebeliktų tokio lokomotyvo, kuris vadinasi TEP 70. Tai yra šilumvežis varomas dizeliniu kuru, iš esmės menantis tuos praėjusius laikus, bet jis vis dar yra lokomotyvas naudojamas vežant keleivius. Tai pagal tą pirminę užduotį ir pirminį planą tikrai šito seną menančio lokomotyvo mūsų geležinkelių infrastruktūrų nebeturėtų matytis. 2026 metais jis turėtų išnykti. Iš esmės čia matome jau naujesnį tipo elektrinį ir tikrai nėra tas lokomotyvas, apie kurį šneku, čia jau yra sąstatas, čia yra visas traukinys, kurį keliaujantis į Kauną dažniausiai mato, tai šnekam apie Škodą, elektrinį traukinį ir kuris, manau, tikrai yra pakankamai modernus ir naujas ir kurie keliauja, kad ir kiekvieną dieną iš Kauno į Vilnių arba iš Vilniaus į Kauną, šituo traukiniu yra patenkinti. Prieš kitą klausimą norėčiau paklausti, sakykit, ar pats keliaujat? Ar labiau renkatės oro transportą, ar esate mėgėjas ir važiuoti traukiniais? Žinom, kad vakarų Europoje traukinių infrastruktūra labai išvystyta ir ten labai populiaru keliauti visur traukiniais. Pats ką renkatės? Lietuvoje keliaujant tikrai nesumeluosiu, renkuosi traukinius. Taip. Lietuvoje daug kur nepaskraidysi, ar ne? Jo, iš esmės buvo kažkada skrydis į Palangą. Yra tekę skristi? Ne, asmeniškai ne. Galbūt, tikrai ne 26, bet tolimesnėje perspektyvoje, jeigu šitas skrydis komerciškai atsipirks, tikrai jis galėtų grįžti. Vilnius Palanga? Vilnius Palanga. Labai patogu. Valanda laiko. Ir jau Palangoj. Ir išvengta įvairiausi kamščiai, spūstis autostradai. Taip, tai iš tikrųjų šita mintis visada yra šalia, bet žinoma, skaičiavimai irgi turi būti šalia. Jis turi atsipirkti, jis turi būti ekonomiškai atsipirkantis, socialiai atsipirkantis ir jeigu šita idėja tikrai niekur nemiršta ir bet kada gali būti atgaivinta. O taip, pats keliauju traukiniais ir pakankamai nemažai. Tai iš esmės tai yra labai patogus keliavimo būdas, tai yra
kelionė, kurios metu tikrai galima nuveikti dar pakankamai nemažai darbų ir pamatyti mūsų tą gražią Lietuvą. Iš tikrųjų. Ir kaip pats minėjote pradžioje, tai iš tikrųjų tokia romantizuota gali būti kelionė, kai gali ir knygą skaityti, gali ir dairytis, ir žavėtis bėgančiais vaizdais, ir tuo pačiu pajudėti po traukiniu. Ir teko girdėti ir dalyvauti naujo traukinio pristatyme, kuriame vėlgi bus net ir tam tikra bistro zona su savo patiekalais, arbata, kava. Na, tai nieko bendro neturi su tais tarybinių laikų restoranais, vagonais, bet vis tiek tai yra išvyka su visomis paslaugomis. Ir tęsiant mūsų pokalbį, pakvieščiau visus žiūrovus pasižiūrėti trumputį siužetą iš tų naujo traukinio pristatymo. Nu ką, kur važiuoja? Klaipėda. Matėme naujo traukinio pristatymą ir pats klausėt, kur važiuojam? Ar tik į Klaipėdą važiuos šitas traukinys? Beje, kada jis jau realiai pradės važiuoti? Matėme vaizdus iš praėjusių metų spalio 28 dienos, kada atvyko pats pirmasis Stadler elektrinis traukinys į Vilniaus geležinkelių stotį. Po truputėlį šitie traukiniai pasiekė Lietuvą. Dar neseniai pats mačiau vaizdus, kaip jie yra gabenami. Iš tikrųjų, gabenami po truputėlį ir per šį pusmetį tikrai bus nuveikta nemažai, jeigu kalbame apie patį testavimą. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbu pritaikyti vėžį, pritaikyti elektros srovėm, pasutėm ir taip toliau. Tai šitie darbai Lietuvos geležinkeliai juos atlikinėja, o jau šių metų antroje pusėje, tiksliai negaliu pasakyti kada, bet antroje pusėje tikrai keleiviai bus kviečiami jau, kai rinksis bilietų sistemoje pirkti bilietą savo kelioniai, jie bus jau kviečiami, kurie važiuoja į maršrutų Vilnius Klaipėda, bus kviečiami pirkti jau į naujosius Stadler kompanijos pagamintus elektrinius traukinius, kurių iš esmės turėsim viso 15 Lietuvoje, tai 9, ką matėm, Vilniuje atvežta, tai buvo visiškai elektrinis traukinys, 9 būtent elektrinius traukinius ir 6 tuos vadinamuosius hibridinius, tai kurie bus varomi baterijomis. Tai iš esmės, kai kuriuose stotyse šitie traukiniai pasikraus, kaip ir elektromobiliai. Tai neužtruks labai ilgai iš tikrųjų, šitam sąstatui palyginti tikrai bus laiko tarpas labai mažas pilnam užsikrovimui, bet šito keleivio net nepajus, nes laikai bus visiškai sudėlioti pagal tvarkaraščius, tai tikrai turėsim visiškai naujų 15 super tvarių, super patogių, super komfortiškų traukinių važinėjančių po Lietuvą įvairiausiais maršrutais. Pagrindinis, aišku, Vilnius Klaipėda, tai be kita ko ir populiariausias mūsų maršrutas šalia Vilnius Kauno. Bateriniai traukiniai tikrai keliaus į tą patį Turmantą iš Vilniaus ir į Mockavą. Tai tikrai geografija yra labai plati. Galbūt šie naujieji traukiniai ir važiuos greičiau. Kokį greitį jie gali išvystyti, kokiu greičiu gali važiuoti Lietuvoje? Iš esmės traukiniai gaminami taip ir naujieji traukiniai, kad jie gali važiuoti pakankamai greitai. Bet vis tiek turime atsiminti, kad jie ant kažko turi važiuoti. Kalbama apie vėžes. Tai
Tai su naujaisiais traukiniais tikrai bus galima tikėtis, kad jie važiuos sparčiau, greičiau negu dabar kursuojantis PESA tipo traukiniai, jeigu kalbame apie Vilnius-Klaipėdą. Tai tikslas yra, kad į Klaipėdą bent pačioj pradžioj, kai kalbam 26 galą, pasiekti greičiau negu per 4 valandas. Tai yra vienas, tęsiant apie naujametinius planus, tai vat vienas iš tų planų tikrai būtų, kad Klaipėdą būtų galima pasiekti per 4 valandas ir jeigu skaičiuotume, jeigu tą patį atstumą važiuoti su automobiliu, tai gautųsi panašiai. Žinant, kad keliuose iš esmės nuolat susidurėme su tai, kad jie yra tvarkomi, rekonstruojami ir kad kai kuriuose ruožuose tikrai susidaro spūstelės, nesakau, kad spūstis, bet spūstelės ir ten truputėlį reikia palaukti, plus aišku, pagal tradicijas visą laiką užsukome į degalinės, tai užkasti, atsigaivinti ir išgerti kavos, tai visą tą galima bus daryti ir naujosiuose Štadler traukiniuose su bistro zona. Tikrai pats buvau ir Lenkijoje buvau, kai jie buvo surinkinėjami ir Vilniuje spalio 28 dieną. Tai tikrai atrodo moderniai ir pati ta bistro zona ir manau, kad keleiviai mūsų būtinai ją naudosis. Geležinkelio elektrifikavimas. Čia irgi vienas iš strateginių darbų ir koks dabar yra etapas? Iš esmės pasiekėme tai, kad šitas etapas jau yra visiškai prie pabaigos. Šiais metais būtent per pirmą pusmetį visą elektrifikuotą ruožą jau galėsim atidaryti oficialiai. Tai aišku siejasi su tais pačiais Štadler traukiniais, kurie bus varomi elektra, tai čia proveržis yra didžiulis ir manyčiau, kad tai yra, kaip sakant, didžiulė galimybė Lietuvai, didžiulė galimybė ir tiem patiem konversiją išgyvenantiems Lietuvos geležinkeliams, LTG grupiai, kada pagrindinis mūsų magistralinis ruožas Vilnius Klaipėda bus visiškai elektrifikuotas, tai reikš dar ir paprastą dalyką. Traukiniai važiuoja žymiai tyliau, negu varomi dyzeliniu kuru. Galbūt kelionės bus ir pigesnės? Čia dar yra klausimas. Visi įkainiai, tarifai yra skaičiuojami dažniausiai metams į priekį. Tai 26 metais jie jau yra paskaičiuoti. Bet kad nuolaidų sistema ir skatinimo sistema šalia tikrai eis, kad žmonės rinktųsi tikrai tvarų transportą. Visų pirma, tai yra ne tik patogumas, bet jeigu žmogus sąmoningas, jis tikrai rinksis geležinkelius, jis tikrai rinksis važiuoti traukiniu, nes mes tuo pačiu saugome ir gamtą. Tai tikrai yra labai labai ir svarbu. Pakalbėkim apie susisiekimą su užsienio šalimis. Į Varšuvą atsidarė nauji maršrutai. Tai dabar į Varšuvą galime keliauti 3 kartus per dieną. Tikrai nebereikia labai anksti keltis. Galime truputėlį ir vėliau atsikelt. Kad pasiektume Varšuvą, tai tikrai didžiulis yra proveržis. Reikia paminėti, kad šalia Varšuvos turime susisiekimą ir su Krokuva, su Suvalkais ir su tuo pačiu prie Vokietijos sienos esančiu Ščecino miesteliu, miestu, iš kurio, kaip ir iš Varšuvos, persidant į kitus traukinius ir į kitus maršrutus, nebelieka jokių didelių spragų pasiekti didžiasias vidurio Europos sostinės. Tai Berlyną, kalbam apie Višegrado valstybės, tai tikrai platus spektras. Ar pakankamai maršrutų yra čia Lietuvoje, nes tikrai yra tekę girdėti skundų, kad patys Lietuvos gyventojai norėtų su traukiniu pasiekti vieną ar kitą vietą? Iš esmės, infrastruktūra ji yra tokia, kokia yra. Taip, tas problemas girdim, bet tuo pačiu girdėdami ir sprendžiam jas. Iš tikrųjų, regioninis susiekimas tiek geležinkeliais yra
labai svarbus susisiekimo ministerijai, ypatingai kai kalbam apie nuo Vilniaus labiau nutolusias vietas, tai dėl to nuolat yra peržiūrimi maršrutai. Šiais metais ir jau ir praėjusiais metais, šiais metais įsibėgėja iš esmės Šiaurės Lietuvą labiau padengiantis maršrutai, kai vietoj vieno dabar turime 4, tai kalbu apie buvusią maršrutą Panevėžys Mažeikiai, kuris egzistavo, bet iš esmės ir tuo pačiu per ilgai užtrukdavo kelionės. Tai dabar iš tikrųjų yra pakankamai neblogai suoptimizuota. LTG Link padarė savo namų darbus ir labai smagu. Tai patogumas tarp Panevėžio ir Šiaulių ir Mažeikių, Radviliškio ir Mažeikių tikrai tapo žymiai patogesnis keleiviam. Garantuoju 100%, tikrai, kad šitoj vietoje šitą buvusią spragą užpildėm. Plus turime atnaujintą maršrutą Klaipėda Šilutė, Tai traukinys startuos ne iš Klaipėdos, jis startuos iš Kretingos. Tai didinam susisiekimą tarp Klaipėdos ir Kretingos. Tuo pačiu turime ir 2 papildomas stotis šitame maršrute. Tai yra mūsų mažesnių miestelių, kuriuose stos šitie traukiniai. Jeigu kalbam apie Kretingos Šilutės maršrutą, tai traukinys stos tiek Kretingalėje, tiek Giruliuose. Tai žmonės važiuodami šitų traukinių tikrai pajus ypatingai vasaros laikotarpiu, kad pajūris taps dar labiau pasiekiamas jiem. Ir niekaip negalime nepaminėti Rail Baltica projekto. Ir ar tiesa, kad Lietuva pirmauja tarp visų Baltijos šalių? Kalbama aišku apie istorinį 100-mečio projektą, tokio didumo, tokiom apimtim. Aš sutinku su jumis. Tikrai Lietuva yra paėjusi į priekį, reikia tuo didžiuotis, bet tuo pačiu reikia suprasti, kad tai yra didžiausias infrastruktūrinis, kalbant apie bet kokią infrastruktūrą, didžiausias infrastruktūrinis projektas nepriklausomos Lietuvos istorijoje. Natūralu, kad jį įgyvendinti, planuoti yra pakankamai sudėtinga. Ir man kas malonu iš tikrųjų, ir kai atėjome į susisiekimo ministeriją, tai iš tikrųjų pasiekėme, kaip pavadinčiau, to kalbų lygį nuleidome ant žemės. Ir iš tikrųjų kažkada tos likusios kalbos, jos dabar jau matomas ant žemės statybų pavidalu. Tai man ypatingai malonu, kad šitas projektas, megaprojektas iš tikrųjų pasiekė tą stadiją, kada galim jau matyti sankasas, galime matyti besistatančias vėžes. Tai kalbam apie 8 km jau atstumą šalia Jonavos. Artimiausių metų nuo Kauno link Latvijos sienos, kur turime didžiausią proveržį, jau matysime besitęsiančius siauruosius tuos europinės vėžės bėgius 114 km atstumu. Jeigu kalbame ruožą nuo Lenkijos link Kauno, tai žemių išpirkimo ir projektavimo stadija visiškai eina į pabaigą ir ten per artimiausius metus taip pat jau galėsim kalbėti apie naujos vėžės tiesimą. Tai dar reikia turėti omeny, kad Rail Balticos projekto apimtyje Lietuvoje turime, kaip pasakyti, ilgiausią ruožą. Tiek Latvijoje, tiek Estijoje yra kažkiek trumpesni, mes turime patį ilgiausią, bet mes turime ir progresyviausią darbų etapą, kada tikrai galime pasididžiuoti, susitinkant su kolegomis iš Latvijos ir Estijos, kad jie vis dar kai kuriais aspektais planuoja ir kalba, pas mus jau stovi kranai ir sankasus. Gerai, tuomet ar užteks, kiek čia dabar, 4 metų šitam projektui įgyvendinti Lietuvos teritorijoje? Nes kalba eina apie 2030 metus, ar ne?
vis tiek mūsų pagrindinis tikslas, jis ambicingas ir pats projektas iš tikrųjų yra 2030 metai. Tai yra labai svarbu. Svarbu dėl to, pasakysiu dėl ko. Karinio mobilumo tematika. Karinio mobilumo tematika, traukinių pralaidumas, visos karinės technikos atvežimas į Lietuvos teritoriją, jeigu kalbant apie Palemoną, iškrovimą ten, tai yra labai svarbus aspektas. Smagu man asmeniškai, kad apie šitą aspektą kalbama vis garsiau, kalba apie tai ir kariuomenė, kalba ir NATO generolai, kad Rail Balticos projektas tai nėra vien tik stotis, Rail Balticos projektas yra vežė, svarbiausia yra vežė. Ir iš tikrųjų niekas to nepaneigs, kad karinė technika kada yra greičiausiai atvežama, tada, kai yra išvystyta geležinkelių infrastruktūra. Tai šitas momentas yra visada šalia, karinio mobilumo momentas, jis yra tiek pat svarbus, kiek ir krovinių gabenimas ar keleivių važiavimas Rail Balticos vėže. Tai tikrai turime tokį kompleksinį, didelį, ambicingą planą iki 2030 metų. Ir dabar atsispirkim nuo žemės link oro ir kalbam apie aviaciją. Ir tai sritis, kuri pastaruoju metu viešai minima bene dažniausiai. Ir sakykit, kalbant apie dabartinę situaciją susijusią su civilinė aviacija, kaip Jūs manot, ar įmanoma yra ir civilinės aviacijos sauga ir oro uostų, kalbant apie Vilniaus oro uostą, patrauklumas ir investicijų pritraukimas? Suderinami dabar šioje situacijoje šie dalykai? Atsakant į klausimą trumpai, ar įmanoma, manyčiau įmanoma. Tiesiog atsakymą galėčiau pagrįsti tuom, kai šiandien mes kalbam, visa tai yra suderinta. Iš tikrųjų neturėjom jokių incidentų, mūsų įmonės puikiai veikia, puikiai koordinuoja savo veiksmus, kalbu apie oro navigaciją, kalbu apie oro uostus, transporto kompetencijų agentūrą. Tai tikrai šitos įstaigos, šitos įmonės bando rasti šitą balansą, kad nenukentėtų nei mūsų kritinė infrastruktūra, būtų užtikrintas keleivių saugumas, kas yra prioritetas numeris 1, ir tuo pačiu, kiek įmanoma, išlaikant Vilniaus oro uosto prestižą. Tai tikrai tas yra daroma. 25 metai, kad ir su kokiais sunkumais susidurėm, jie buvo rekordiniai. Iš esmės rekordiniai pagal keleivių skaičių, visi oro uostai augo, Kauno oro uostas augo, Palangos taip pat. Palangos beje daugiausiai. Trečdalių, 30. Jo, tai iš tikrųjų tai lėmė naujų krypčių atsiradimas ir tų vadinamųjų užsakomųjų skrydžių atsiradimas, kada tame regione, netgi iš Latvijos, žmonės tiksliai žino. Dabar toks rimtas, pakankamai rimtas, nedidelis, bet rimtas konkurentas Rygos oro uostui, ar ne? Rygos oro uostui galbūt... Daug pasakyta, bet vis tiek kažkokį srautą Lietuvos keliautojų nuima, ar ne? Jeigu kalbam apie visus 3 mūsų didžiuosius oro uostus, tai Ryga, sakyčiau, sunerimusi. Tikrai sunerimusi yra. Kalbant apie rekordus, oro uostai fiksavo ir keleivių rekordą. Tai yra 7 milijonai keleivių. Taip. Per 25 metus. Tai yra pakankamai daug. Labai tikiuosi, kad ta tokia situacija, nelengva situacija su oro uostais, nepakenks šitam skaičiui. Turėtų nepakenkti, iš tikrųjų, neskaičiuojam, kad pakenktų, tikimės 26 metais, kad tą 7 milijonų ribą netgi peržengsim. Tikslas oro uostam iš tikrųjų per artimiausius metus iki pat tų vadinamųjų 30 metų netgi pasiekti ir 10 milijonų aptarnautų keleivių skaičių. Ta padaryti tikrai galima. Šitas sektorius plečiasi, Lietuvoje jis yra pakankamai išvystytas, dirba daugybė įmonių susijusių su aviacija, mūsų infrastruktūra taip pat plečiasi. Jeigu praėjusiu metu pačioj pradžioj atidarėm naują išvykimo terminalą, kuriame net nebejoju tikrai besiklausantis, bežiūrintis,
piliečiai tikrai dažnas iš jų ten jau apsilankė ir tikrai turėjo, sakyčiau, gerą pojūtį, kada atsinaujinęs oro uostas, tai automatiškai jis pritraukė naujų keleivių. 28 metų gale turime pabaigti atvykimo terminalo statybas ir iš tikrųjų konversija bus oro uoste didžiulė ir viskas yra daroma, kad būtent su tom konversijom tiek iš vienos pusės, tiek iš kitos pusės turėtumėm galimybę ir paslėpti šitą mūsų kabutėse pasididžiavimą, tą 50 kelintų metų statybos, nepabijosiu pasakyti, stalinistinį visiškai paveldą, deja, kuris yra vis dar traktuojamas kaip kultūros paveldas. Ir yra apsaugotas. Ir kalbant apie oro uostus, pernai metais buvo iškelta tokia mintis, kodėl į bendrą oro uostų tą sąrašą neįtraukiamas Šiaulių oro uostas. Šiauliai siūlėsi būti ir tuo oro uostu, kuris priema nukreiptus lėktuvus, kuris gali tą daryti, duokit mums, skriskit pas mus, ką jūs galėtumėt pasakyti šiauliams? Tikrai nuoširdžiai dėkoju, kad kai atsitinka bėda ir iš tikrųjų tiek savivaldybės, tiek centrinė valdžia surėmė pečius, kad tas bėdas spręsti, tai matom, kad iš tikrųjų Šiaulių miesto savivaldybė sureagavo ir pasiūlė, bet iš esmės šita infrastruktūra, ji yra labiau pritaikyta kariniam orlaiviam, būtent jų aptarnavimui ir jo Šiaulių oro uosto, tas vadinamasis Zoknių oro uostas yra tikrai pirminė jo paskirtis yra gynybinė. Tai yra krašto apsaugos ministerijos, kaip sakant, dispozicijoje esantis objektas. Ir taip, nusileidimo takas yra, terminalas Šiaulių oro uosto yra, bet dėja daug ko ir nėra. Tai yra antžeminių paslaugų, kurios yra labai svarbios atvykstačiam keleiviui. Ten yra, bet labai jos yra minimalius. Terminalas taip pat nėra jis labai didelis ir tikrai dirba ten pakankamai mažai žmonių. Ir kitas daiktas, kad šitas oro uostas įsiveiklintų, reikėtų suprasti vieną, į jį turi norėti skristi avialinijos, žmogus skrendantis iš Varšuvos, žmogus skrendantis iš Berlyno, iš Frankfurto ar iš to paties Briuselio ar Barcelonos, jo tikslas turėtų būti, aš noriu nusileisti Šiauliuose. Nežinau, ar šito tikslo Tūlas barcelonietis turi. Aš manau, kad jo pirminis tikslas visų pirma vis tiek yra Vilnius ir Kaunas. Ačiū. Pradėjome nuo geležinkelių, baigėm oro uostais. Ačiū su manim važiavusiam susisiekimo viceministrui Roderikui Žiobakui. Tegu jūsų planai ir tas darbų sąrašas iš tikrųjų per šiuos metus išsipildo. Na, o daugiau informacijos apie susisiekimo ministerijos veiklą ir darbus galite rasti sumin.lt arba nuskenavę QR kodą, kurį matote ekrano pačioje. Ačiū visiems, o aš pažadu ir daugiau tinklalaidžių su susisiekimo ministro politinės komandos nariais.